Kodėl retai pamatysime padangas su 3A ženklinimu? Gaminant padangas ir stiprinant vienas jų savybės, kitas gali nukentėti. Ir tai yra visiškai normalu. Jei padanga gerai stabdo ant šlapios dangos, tikėtina, kad jos pasipriešinimas riedėjimui bus kiek didesnis, kas lems didesnės kuro sąnaudas ir galimai greitesnį padangos nusidėvėjimą. Kalbant apie triukšmingumo žymėjimą, svarbu pažymėti, kad tai yra triukšmas skleidžiamas į išorę, bet ne automobilio vidų. Mažesnis triukšmingumas gali reikšti, kad padanga turi šiek tiek švelnesnį protektorių, kas gali neigiamai veikti akvaplanavimo savybės. Jei padanga turi mažesnės kuro sąnaudas, tikėtina, kad jos valdymo savybės bus prastesnės, gali nukentėti ir stabdymas ant šlapios dangos. Padangom svarbios ir kitos savybės, tokios kaip gebėjimas sugerti vibracijas, kad salone girdėtume mažiau triukšmo, akvaplanavimo greitis, valdymas ir stabdymas ant sausos kelio dangos, taip pat padangos dėvėjimasis. Taigi, ką išsirinkti? Išvada paprasta – surasti balansą tarp saugumo, ekonomiškumo ir komforto. Užsuk, padėsime tau išsirinkti.